Vengiate kalbėti apie karą Ukrainoje. Aš? Taip. Jūs neatsakot, kieno Krymas? Ką kino Lietuva? Lietuvos. Lietuva Lietuvos? Taip, mūsų. Mes kaip... nepriklausoma valstybė. Taip, tai Lietuva Lietuvos? O Krymas yra ne valstybė. Taip. Klausykit, Lietuva yra Lietuvos žmonių. Negali būti valstybė valstybinė. Klausykit, jūs neįsisukinėkite nuo klausimo, nes jūs nuolat iš jo nuo jo įsisukinėjate. Tai aš sakau, Krymas yra Krymos gyventojų. Ir nereikia čia maišyti tokius dalykus. Krymas yra Krymo gyventojų. Kad Krymą perduoda vienam mitų vieniem, kitą mitų kitiems, a jūs Krymo žmonių paklauskit, kino Krymas. Jie pasakys, mūsų Krymas. Taip, bet kokios valstybės tai dalis? Klausykite, a vat jūs paklauskite, jie nori būti vienos ar kitos valstybės dalis. Ar norėjo Lietuva būti Sovietų Sąjunga dalis? Ne, prabalsavę atsiskyrė. Taip, bet jūs palaikote tuomet Krymo aneksiją, paprastai kalbant. Aš palaikau. Taip. Ne, aš nepalaikau aneksiją, aš palaikau žmonių sprendimą. Nes, paklausykit, po to referendumą iš Krymo išvažiavo tik 5% žmonių. 95 išvažiavo. Jie Krymos gyventojai. Tai čia tas pats kaip po Sovietų Sąjungos Lietuvos aneksijos, tai kiek procentų išvažiavo žmonių, tai kodėl? Tai dėl to, kad visi sutiko su Klausykit, aneksija? išvažiavo apie 30% žmonių, bet aš noriu pasakyti kitką. Ne tik tie, kurie buvo nesutinka, išvažiavo į Lietuvinę apie milijoną.